Atėjom į Virtienių restoranėlį ir užsisakėm paragauti tradicinių šio krašto patiekalų. Ir pirmiausiai tai savininkė tikriausiai mums pasiūlė užsisakyti tradicinės šio krašto sriubos, šaltos sriubos, kuri vadinasi skaba putra. Tai čia žiemgalių tradicinis patiekalas iš labai seno recepto. Ir bandysim paragauti. Bandysim. Nežinau, ar Indrutė išdrįs paragauti. Tai paragausiu, svarbu ne žuvis. Gerai, tai aš paragausiu pirmiausiai. Kaip atsiūnau? Laikyk man? Taip. Aš nematau. Šaltibarščiai. Barščių nėra, bet skanu. Nežinai, kefyras su avižom, beros rašė. Ir krapai čia visą kitą. Tai skanus patiekalas, ne? Bandyk. Man tai kaip šaltibarščiai. Šiaip tikrai skanu. Gyvensim namuose. Galėsi gana. Kaip kaldunykai atrodo. Panašiai, ne? Ir antras patiekalas, pagrindinis, dėl kurio čia ir atvykom, Virtieniai. Man atrodo, Justinas apie šitą patiekalą kalbėjo man jau kelius metus. Jo, panašiai. Prisimenu. Panašiai ir buvo, nes tada, kai aš ėjau kamino ir norėjau pavalgyti ir buvo sekmadienis ir nedirbo jam. Tai, teko 3 metus palaukti, kol čia grįžau. Tai Virtieniai irgi čia toks, kaip sakė savininkė, atkeliavęs net iš Kinijos patiekalas. Jie kinai pradėjo gaminti Virtienius ir čia yra, kaip sakė, ne iš kočiotos tešlos pagamintas virtinukas, o iš išminkytos, rankomis viskas pagaminta. Tai, tomis ir ypatingas, tai dabar ragausiu. Ragauti pralaukęs 3 metus, dar laukia. Aš užsisakiau asortį, tai čia bus 3 skonių. Bandau. Su varške. Irgi norėjau sakyti, ar mano vegetariško nenori? Ne. Tai turiu vegetarišką valgai dabar. Čia dabar su lašinukais. Verta 3 metus buvo laukti. Verta, aišku. Man tokie tradiciniai miestų patiekalai labai patinka išbandyti tai. Tai tikrai verta. Tai pavalgėm Virtienių restoranėlyje. Ir patiko, labai faina savininkė Neringa. Dar išgėrėm limonado šaltibarščių.
Ir, sakykime, šitas limonadas paliko daug geresnį įspūdį negu kad vakar šaltibarščių dešrainis. Nes jautėsi tokie kaip krapai geriant, rūgštumas, žiauriai geras skonis. Man tai atrodė kaip arbūzai, bet sakė, kad ten rabarbarai. Bet toks grinai man skonis. Bet skonis tai labai geras ir virtieniai skanus ir čia matau labai populiarus, nes mums išeinant dar atėjo žmonių, kurie tiesiog šaldytų išsinešimui namo, išsivirt pasiėmė. Tai apskritai, kiek mes čia sėdėjom, tai jie skambina, tai kažkas ateina. Tai žodžiu, jeigu būsit Jonišky, būtinai apsilankykit, verta, išbandykit Skaba putrą, nes daugiau tokios tikriausiai niekur Lietuvoje neišbandysit. Gal pasakyk gražiau. Šalta sriuba, Skaba putra. Nu čia latviškas žodis, Skaba putra. Bet žodžiu, skanu atsigaivint vasarą, kaip sakė, ir baltymai, ir riebalai, ir angliavandeniai, visko yra. Žodžiu, verta užeit, tikrai rekomenduoju. O dabar atėjom prie... Ir nepamiršk pasakyti, kad irgi labai faina savininkė ir daug mums ką papasakojo. Jo, žiauriai daug istorijų pripasakojo. Gal pati kaip, kaip pati gidė. Ir moka pasakoti, žino daug įdomių istorijų, tai... Jo, tai verta tikrai paklausyti ir dar ką papasakojo, kad ten šalia bažnyčios yra nepriklausomybės paminklas, kuris pastatytas 28 metais. Tai jo atidarime dalyvavo ir pats Antanas Smetona ir sakė, vieną iš ąžuolų jisai buvo pasodinęs, neaišku, ar jis ten išlikęs ar ne tas ąžuolas, bet buvo pasodinęs. Ir šitą bažnyčią, prie kurios dabar esam ir į kurios vidų eisim, tai viena aukščiausių Lietuvoje, kaip ten lyg minėjo Šiaurės Lietuvos katedra laikoma, nes tokia didelė, turi viduje 7 altorius. Tai dabar eisim apžiūrėti. Davė užduotį suskaičiuoti visus. Bet šiaip tikrai gražia. Jo, ir atvažiuojant nuo Žagarės iš tolo jau matėsi jos bokštas, tai tikrai aukšta. Didinga. Tai buvom gavę užduotį suskaičiuoti altorius. Tai paskaičiuokim. Čia turim 2. Dabar jau turim 3. 4, 5. Ir dar 2 yra tokie maži, kokių niekada nesu matęs. Tai šis. Ir šis. Justina mėgsta spėliot skaičius. Mėgsta. Spėk aukštis koks bokšto. Tai gerai, kad spėčiau skaičių. Reikia pasižiūrėti bokštą. Tikrai padės tai? Tai vis tiek kažkiek įvertinę. Yra bokštas. 60 metrų. Sakai, kad juokauju. To, ką man juokauju. 9, 8, 3. Tai pasižiūrėjaugi, matosi ar nesimato. Jei būtum filmavęs su telefonu, pasakyčiau, kad matuoji. Ta prasme, kaip tu taip atspėjai? Taigi matos ar nesimato, pasižiūri ir matos. Parašytai ar ne? Ne, taigi pasižiūri, aukštį vertini ir viskas. Ir ko savo? Uždėti, ne? Čia iš putuko listerio. Kad niekas atsisėdęs nesusižeistų paskui netyčia. Ir jis pats plastikinis. Galvoju, bus metalinis. Kriščiūno paveikslas ant stotelės.
Justina, ir žinai, iš kur pavadinimas Joniškis kilęs. Vos nepamiršom svarbiausia. O šito, žinok, neįsivaizduoju. Neskaičiai, neatspėsiu. Iš tiesų dėl asmenvardžio. Galvau, kažkas bus sudėtingesnio. Vyskupas jų, tiesiog lankydamas savo vyskupijos šiaurinės žemės ir pastebėjo, kad vietos gyventojai vis dar laikosi senųjų pagoniškų papročių. Bet kaip ir minėjote, gidė Neringa, aš negirdėjau, gal tau paskui tą vardą pasakė. Aš girdėjau, kai jinai telefoną kalbėjo. Nu tai va, tas atimų pokalbio klausaisi. Kad nelabai tikintis žmonės minėjo. Sakė, tiki tada, kada reikia. Taip, tai tiesiog kilo nuo vyskupo Jono ir pridėta lietuviška priesaga Iškis. Aš galvoju, kažkas su Kiškiu, kaip ir Rokiškis, Joniškis. Jonas pagavo Kiškį? Taip, aš tai kažko tikėjausi. Labai norėjome nueiti į vieną vietą, bet dėja šiandien nepavyks. Apie ką jūs ten kalbate? Tai čia apie krepšinio muziejų. Ja, sakė, ten, tas krepšinio muziejus neturi savo darbo grafiko. Norint jį aplankyti, reikia susitarti. Ir problema tik tais, kad šiandien tas savininkas, jo įkūrėjas yra išvykęs, tai dėja nepavyks nueiti. Reiks kažkada į pakelį važiuosim užsukti. Šiaip būtų įdomu. Mačiau daug gerų atsiliepimų ir mačiau daug eksponatų. Pavaikščiojom po Joniškį ir dabar jau pakeliui į Šiaulius dar užsukom į Kryžių kalną. Dar pasakyk, kaip Joniškis paliko įspūdį. Joniškis paliko geresnį įspūdį negu galvojau. Aš principo vien dėl to, kad susipažinom su Neringa ir jinai papasakojo daug dalykų apie Joniškį. Nes šiaip mes ten buvom pasižymėję keletą tokių lankytinų vietų. Tai būtume ėję į bažnyčią. Būtume ten aplink tas sinagogas pavaikščioję ir būtume bandę nueiti krepšinio muziejų, kuris nedirba, ir tada būtumėm supykę, nes nedirba. Bet kaip Neringa papasakojo daug visokių dalykų, visai kitaip pasižiūrėjau ir į miestą. Tai sakau, labai verta tikrai atvažiuoti. Ypač jeigu važiuojat pro šalį, tai tikrai verta užsukti, laiko daug netims ten pavaikščiot, pasižiūrėti, bet ir užsukti į virtienį restoranėlį. Ten irgi, man irgi, sakykime, atradimai buvo ir pamiršau jau kokia ten ta putra, virtieniai, ir tas limonadas man irgi patiko, toks įdomesnis. Gavau įdomių dalykų, atradimų, tai man paliko Joniškis bendrai labai gerą įspūdį. Aš tą pirmą minėjau, man tai kažkaip toks prieš tai, kai važiavom į miestelius, kurie yra netoli Lietuvos sienos, tai būna jau tokie truputį apleisti. O čia apie Joniškį tikrai to negalėčiau pasakyti.
mažytis, paprastas, bet toks gyvas. Gal aišku, mes čia penktadienį dieną vaikščiom, žmonių daug gal centre buvo. Plius dar, kad Žagarės festivalis ir turistų daugiau pro Joniškį važiuoja. Taip, tai visai aktyvus. Gražus pastatai senamiestį. Užskaitai. Užskaitau ir aš matau, kad Justinas jau varva nuo karščio, tai gal einam greičiau. Taip, einam žiūrėti Kryžių kalną. Pavaikščiojom prie Kryžių kalno ir įdomus vaizdas, šiaip ten tikrai daug kryžių. Pirmą kartą buvau, tai buvo įdomu pasižiūrėti. Ir šiaip yra tokių įdomių labai kryžių ir jų vis daugėja ir net kol mes išeidinėjom, tai sakykime nuo Kryžių kalno iki parkingo, kol nuėjom, tai bent 3 grupės žmonių nešėsi po kryžių. Viena ten nešėsi mažą tokį, kur ten jau suvenyrų parduotuvėje pirko, o kiti tai didelius tokius ten. Tai įdomu, kiek per dieną ten iš vis naujų kryžių atsiranda. Ir šiaip irgi įdomu buvo pamatyti, kur kariai kryžius palieka, tie kariai, kurie NATO misijose dalyvauja, oro policijos. Tai ten kryžius su naikintuvais, ir panašus ten ir Latvių mačiau palikta ten su tanku, kažkas tai ten tokio. Jo, tai tokių įdomesnių variantų. Tai ilgai neužtrukom ir atvažiavom jau į Šiaulius. Ir važiuojant į Šiaulius, tai man irgi toks įdomus dalykas, nuo pat Joniškio, sakyčiau, iki Šiaulių varėm tiesiąją. Jokio, ta prasme, tai kad išsukę mes buvom, bet pats kelias tiesus. Man atrodo, gal ilgiausia gyvenime atkarpa, kuria yra tekę tiesiai nuvažiuoti, buvo šita atkarpa. Nes atrodo ir autostradai, kur nors važiuoja, tai vis tiek ten koks vingis būna, kažkas, o čia taip tiesiai visą laiką. Reiks paskui gal net Google Maps'ose pasižiūrėti, koks atstumas gaunasi ir nėra didesnių tokių tiesiųjų. Šiaip žinau, kad man atrodo tarp šitos Marijampolės ir Šakių gal, ar kažkokio irgi ten Suvalkijoje miesto irgi, žinau, yra ilga labai tiesioji, bet čia irgi tokia žiauriai ilga. Tai gerai, tai tada einam žiūrinėti Šiaulių, aplankysim Šiaulių pietinį gal ir tada dar visokių kitokių dalykų. Nes saulės laukia mažiau nei čia. Taip karšta dušna. Jo. Nors saulės miestas. Saulės miestas, jei nebūtų saulės, tai būtų kažkas ne to. Galėtume sakyti, kad mus kažkas apskemino. Atvažiavom į saulės miestą ir nėra saulės. Čia didžiausias matytas vandentiekio bokštas. Ir gražiausias. Ir kuriame yra vandentvarkos muziejus.
Atrodo žmogaus akis, kai pamatė dviračią. Justinai, Taip. man atrodo, kad tu nenorėjai išeiti iš dviračių muziejaus. Norėjau išeiti. Ne Ir tiek, kaip įspūdis? galvoju, bus daugiau dviračių. Aš ir galvoju. Galvoju, ten taip jau dabar galima sakyti 2 aukštose tik tais, tai gan mažokai. Ir tikėjausi rasti savo ereliuką vaikystės, bet nėra, tik nuotraukai mačiau. Knygelė, ten laikraštukas kažkoks. Tai jo, kažkas tokio. Biški nusivylė. Na, jo, galvoju, bus daugiau. Bet svarbu, aplankėm, būtumėm neaplankę, tada galėtum. Tada taip. Būtų dar blogiau. Būtų dar blogiau. O ką dabar veiksim, eisim valgyti? Eisim valgyti ir kelt man nuotaikos. Cukraus lygio kraujyje. Taip. Kaltė ir veda mus pergalės keliu. Jis veda mus pergalės keliu. Dievo armija tarp pasaulį eina ir sudrebina pragaro vartus. Laisvė, už kurią sumokėjo kainą Jėzus. Tai eilinį kartą apie pavadinimo kilmę. Varyk. Aš tau kažkada seniai sakiau, kai knygą skaičiau urbanisto apie Šiaulius, kad siejamas su Saulės mūšiu. Taip, bet tai Saulės mūšis, o čia Šiauliai. Nu tai. O kitas ir dar yra daug hipotezė, kad čia gyveno Šaulių medžiotojo ar karių bendruomenė. Ir buvo jų susitikimo vieta. Bet kadangi jie patys save Saulės miestu laiko, tai matomai pirmą teoriją pasiteisina. Kaip manai? Man tai su Šauliais labiau. Su Šauliais, man tai su Saulės mūšiu. Čia iš nasrų lenda špinelės. Endrutė šitą lapę ką tik pavadino gražesnė už tikrą lapę. Nes kiek aš matau gyvoj gamtoje tikras lapes, kažkur nežinau, eini va taip iš krūmo išlenda. Aišku, retai matau, bet jos būna dažniausiai apšepusios. Niežais nuėjusios, tikrai nebūna gražios. O šita lapė beje yra rekordininkė. Jie įtraukta į Lietuvos rekordų knygą kaip didžiausia gyvūno skulptūra. Okei, tai šiandien dienos kelionę užbaigiam. Nuėjom 21 000 žingsnių. Yra reikalų. Ir jaučiuosi tai iš viso šlapės išsekęs. Bet, nemažai aplankėm. Bet, taip daugelį dalykų, taip, nežinau, prabėgom gal. Bet, žodžiai, kiek laiko turėjom, tiek ir jį išnaudojom. Išnaudojom, manau, laiką maksimaliai. Tai jau tikrai. Jo, ir šiaip man susidarė toks įspūdis, kad Šiauliai ne tik dviračių miestas,
Net, Dviračių? taigi Baltic Vairas gamykla dviračių, kodėl mes dviračių muziejai buvom. Aš, kai tu pasakai dviračio, aš pagalvojau, kad tu turi menį, kad daug dviratininkų matai, bet Ne. aš dviratininkų visai čia nemačiau. Mačiau, taigi važinėjau. Mažai. Nu tai bet važinėjau. Mažai. Nu tai žodžiu, ne tik dviračių miestas, ne tik saulės miestas, bet aš dar sakyčiau ir muziejų miestas. Nes kokių tik muziejų čia nėra. Katinų muziejus, dabar mums už lango šokolado muziejus. Tada mes buvom dviračių muziejui. Yra telefonų, fotografijos. Jo, telefonų muziejus, fotografijos muziejus. Aš net nežinau, ar mes visus juos ir išvardėjom. Krašto muziejus dar Ai, vandentyros muziejus, tas vandentikio bokšte, kur čia irgi netoliese yra. Jo, aš dar net paguglinsiu ir pabandysiu visus surašyti, kiek čia jų pavyks rasti, bet čia į visokiausių, skirtingiausių daug muziejų. Tai vien tik dėl šito aš manau, kad čia dar tikrai grįžti reikės. Bet pagrindinis va tokios, kur galim vaikščiant, ten geležinė lapė, vėl kažką tokius pamatėm. Jo, tokius pagrindinius objektus apžiūrėjom, pamatėm, bet dėl muziejų tai reikės dar grįžti. Kada jau antrą ratą darysim, nuo mikrofonas jau net išseko. Tai vat, tai... Bet man per mažai žmonių. Jo, Didesnis miestas per mažai. judesiuko atrodo mažai ir tam bulvarė sėdėjom valgėm. Tai kažkaip žmonių, nu, praeina, bet atrodo... Vienas kitas įdomesnio stiliaus. Jo, įdomesnio stiliaus, bet atrodo turėtų būti žmonių daugiau. Nu, ten kažkaip mažok, arba nežinau. Ir prie pačio ežero. Ir prie pačio ežero. Tai gal tiesiog per visur labiau pasklidę žmonės, ne taip susikoncentravę į vieną vietą, bet mažok. Ir man dar šiaip taip vienur lyg ir naujoviškai, bet kitur truputį gal sustojęs laikas pasirodė. Ta muziejai, pavyzdžiui. Ne? Nežinau, man tai gal taip netrodo. Nu, man taip, bet taip lyg ir žmonės taip pasitempia labai, viskas taip naujoviškai, bet vat vietomis taip statiniai tokie man šiaip Tai pasirodė. žinai, jeigu ten koks muziejus, tai žinai, pats išsilaikyti ten istoriją, tai priklausomai nuo jo populiarumo, žinai, finansų ir tas jau jo Bet išvaizda. eini, matai, tokių parduotuvėlių senesnių kažkokių yra. Ir man dar čia, sakykime, yra tokių žodžių, kurių kitur gal nelabai matysi, taip, nu, pavyzdžiui, man bulvaras, pasažas. Tai niekur kitur, sakykime, ar to bulvaro, ar pasažo. Aš taip pasažą kažkur girdėjau, bet nesimenu. Bet kad tai nebūtų parduotuvės pavadinimas, žinai, pasažas. Na tai. O čia tiesiog, kad ten nusileidai ir ten kažkas ir jau pasažas. Tai tokie, iš seniau tokie žodžiai atrodo, bet jo, fainiai. Tai va, tai fainas miestas iš principo. Saulėtas. Saulėtas, kaip ir turi būti. Ir jo, tai šiandien dieną uždarom šitaip, o rytoj tada kelionę tęsim per kitus 3 miestus.